Iki Kopenhagos maratono liko 7 savaitės. Ir mes atvykom į Lenkiją, į Torunę, kur vyksta pasaulio uždarų patalpų lengvos atletikos čempionatas. Pamatėm didžiausias lengvos atletikos pasaulio žvaigždės, tokias kaip Duplantis, kuris yra jau visiška legenda. Ir parodysim jums, kaip atrodo ne per televizorių čempionatas, o iš arenos, iš vidaus, iš žiūrovo kėdės. O nuo mūsų pasiruošimo pradžios praėjo jau 3 savaitės, pasiruošimas įsivažiuoja. Taigi šiame video parodysime, kaip mums sekasi ir ką mes darome long runo metu. Varom! Viešbutukė, kas čia vyksta? Tvarkam užvalaidas. Iš tikrųjų tai vyksta pasiruošimui, filmavimui. Ruošiamės. Tai ką, lieka 7 savaitės? Ai, jau mes pasakėm. Ir mes dabar norėjom pasakyti, ką mes nuveikėm. Tai po Hyrox'o jau praėjo berods 3 savaitės ir mes tokį kaip ir pirmą bloką pabaigėm įsivažiavimo pasiruošimo maratonui ir šiandien mes jį užbaigsim 25 km long runą. Pirminis planas buvo visą bėgti lengva pastanga, bet žiūrėsim pagal savijautą. Manau, kad paskutinius 5 km pabandysime paspausti ir pažiūrėti, kaip jaučiasi varžybinis tempas. Valgysim šiandien mano mėgstamiausias Precision Fuel geliukus. Tai mano favoritai, Vytautas dar jų net neragavęs, tai aš šiandien, žodžiu, duosiu Vytautui ir bandysim iš tokio didelio 90 gramų atsukinėti ir bus tikslas pasibandyti, ar yra patogu naudoti. Nes kitaip labai mažiukai, jie turi ir dar 30 gramų. Čia va, šitas dalykas, be kurio neišbėgam, nes jeigu bus nepatogu atsisukti arba bus per daug patogu, tai gali labai prireikti. Tualetas viena didžiausių bėdų. Vakar dar Biedronkoje nusipirkom elektrolitų. Tada ką mes daugiau naudojam? Nieko. Dar noriu parodyti mano nauji kokie kėdukai. Novablastai šiaip yra mano visiškai favoritai. Kėdai paprastiem kasdieniam bėgimam. Vytautai, ką tu naudoji? Nieko. Pamatysim lauke, ką aš naudoju. Varom bėgti. Tai kalbant apie kėdus, tai va naudojau New Balance Fuel Cell Rebel V5. Bet galvoju Novablastai, nes šitie kėdai man tokie, tai patinka, tai nepatinka. Iš tikrųjų viskas jais bėgioju, bet namie dėžėj dar turiu neišpakuotus Novablastus, nusipirkau per Black Friday. Tai dabar laukiu, kol subėgiosiu šitus ir kiti į mano apyvartą išeis Novablastai, tai va laukiu. Na, dabar bėgam. Bet šiaip geri kėdai, čia su jais galima viską bėgti. Bėgam. Tai čia Čionik garsėja druskų gardymo bokštais, kurie gaunasi kaip natūrali inhaliacija. Tai yra žiauriai gerai kvėpavimui, ypač tiems, kas turi problemų su astma ir panašiai. Ar jauti kaip sveika? Jo, iš karto čia bėgsim, nereikės burokėlių, sulčių. Aš kiek žiūriu, tai man labai panašu, kai Birštone yra toks mažiukas druskų ten namelis, man atrodo kažkaip, nežinau kaip vadinasi. Tai yra Birštone mažiukas, taip skaičiau. O čia tik tai toksai milžiniško dydžio. Čia ir įspūdinga. O dar 2. Ar čia bėgam? Galim ir čia iš tikrųjų bėgti. Apibėgam. Oho, įspūdinga labai. Nubėgti 2,5 km. Dabar čia ne geliukai dar veikia. Bėgimo klasika. O bėgikam niekada nepabosta apie tai ir šnekėti. Tai kol Rūta, pavadinkim, ilsisi, aš trumpai jums papasakosiu, kokioje situacijoje mes esame ir ką nuveikėm per paskutinės 3 savaitės nuo Hyrox'o. Tai per šitas savaitės mes daugmaž įsivažiavom į treniruočių programą, palaipsniui didinam krūvius, padarėm keletą... Labukas, dabar jau įkalbėsiu. Padarėm keletą sunkesnių treniruočių, tai buvo įsimintinesnė 4 pakartojimai po 1,6 km threshold pastangą. Tada pailsėjom 2,5 minutės ir dar darėm po 8 pakartojimus po 400 metrų. Ir ką mes iš viso šito matom? Iš viso šito matom, kad pasiekti savo tikslus galim, padirbėti dar tikrai reikės.
Ir man labai dar trūksta greičio ištvermės, aš greitai pavargstu. O Rūta kol kas panašu geresniam kelyje. Bet tikslas yra labai aukštas ir jį pasiekti tikrai nebūtų lengva, man reikia nusimti 8 minutės nuo savo PB, kuris pasiektas prieš beveik 4 metus. Nu, tai varom dirbti toliau. Man tai kitam. Bais. Visas nusprogdintas. Gerai, bėgam. Jau nubėgom 8,5 km, tai dabar stabtelėm parodyti, kad va, nešuosi su savim įsidėjęs bėgimo diržą. Čia esu įsidėjęs bėgimo gertuvę, esu įsidėjęs geliukų. Tai dabar užkasim, bėgsim toliau. Ir va tokį diržą, manau, ir dėsiuosi per Kopenhagos maratoną, kur reikės, paskaičiau, neštis apie 7 gal geliukus. Tai visko iki šiandien nestalpinsiu, o reikės dirže. O biedronkos elektrolitų, tai žinokit, normaliai, rekomenduoju. Skanu? Duosim paragaut. Gerai, o dabar vyksta geliukų ragavimas ir įdomu, kaip tu vertinsi, ar jausi skirtumą. Šitus geliukus irgi rekomenduoju. Žiauriai gera skonis, konsistencija. Patinka. Nors Vytautas šiaip nėra išrankus geliukam, iš visi maistų nėra išrankus, bet vertina gerai, tai jau vadinasi tikrai. Gerai, judam toliau, ja. Ir štai turim 17 km. Kaip ir būtų laikas pradėti 5 km greitai, varžybinė pastanga. Bet čia bėgdami išsikalbėjom ir nusprendėm, kad nedarysim šiandien greičio. Liekam prie pirminio plano bėgti ramiai. Šitą savaitę ir tai turėjo porą greitų treniruočių, užteks. Geriau atsigaukim ir nuo kitos savaitės pradedam rimtesnį bloką. Viskas baigta. Pasos mano finish. Kaip? Ratuku pavažiuok. Pasos ratuką. Na va, turim 25 km, vidutinis peisas 5:03. Kaip savijauta? Savijauta gera, šiaip reta proga, kai mes bėgam longą kartu. Dabar darom treniruotės dažniausiai atskirai, nebent lėtus bėgimus bėgam, bet šiandien, aišku, mesgi turistaujam. Tai proga kartu ir labai smagu. Labai faina, smagiai prasibėgam, nepervargom svarbiausia. Ir dabar varom praustis ir lėksim į čempionatą pažiūrėti. Taigi mes jau arenoje ir biški tai yra jausmo tokia, kai buvom Paryžiaus olimpinėse. Čia susirinkę visi geriausi pasaulio atletai ir tikras mum įkvėpimas. Iš esmės tikimės, kad jie mums įpūs energijos, dvasios ir padės ruošiantis maratonė. Taip, na, mes ir grįžome to jausmo, nes ką jautėm olimpinėse, o čia pasaulio čempionatas ir taip arti Lenkijoje, nu tai kažkaip atrodo, reikia važiuoti ir pamatyti gyvai. Taip, vakar mes jau matėm tokias ultra mega legendas kaip Duplantis, nepadarė šį kartą pasaulio rekordo, bet jau yra padaręs kiek 15 berods ar panašiai, tai wow. Paskui 3000 bėgimas, Keras su Hokeriu varžėsi, kova iki paskutinių akimirkų. Ir šiaip matyti visą virtuvėlę, kas vyksta už, ko neparodo ekranai, kaip vyksta apšilimai, kaip po kiekvieno šuolio, kaip po bėgimų, kokios emocijos, kai sekasi, kai nesiseka. Nu, tiesiog čia gali viską pamatyti gyvai, iš arti. Nu, man labai įdomu visada stebėti ne tik pačias varžybas, bet kas vyksta ir už aikštelės ribų. O dabar visa arena nutilo ir mes nutilkim, nes tuoj bėgs. Šiandien mūsų vietos yra G2 sektoriai, maždaug čia, kur rodau pirštu ir ten tuščia. Tai mes ten sėdim ir matom visą areną.
be kofeino, be cukraus ir žodžiu, be kalorijų. Ir be skonio. Jaučiu, kad ir be skonio. Ne, tai blogai, kaip turi. Labai saldu šiaip. Va, štai mūsų Aš noriu irgi taip atrodyti. tu taip ir atrodai. Taigi viskas, baigėsi mūsų vizitas Torunėje. Grįšim į Lietuvą, iš čia pasisėmė daug motyvacijos, energijos iš aukščiausio lygio pasaulio atletų. Tikrai smagu juos gyvai pamatyti ir jausti tą jų nusiteikimą ir norą sportuoti. Taip, o nusiteikimo turim ir mes ir tęsim savo pasirašymo maratonai. Jau sekančiam video pamatysit, kaip vyksta laktato testo darimas. Dabar labai daug apie tai kalbama, reikia jo čia ar nereikia mėgėjams, mes išbandysim. Man tai bus pirmas kartas ir pažiūrėsim, kokio esam. Taigi jau kitame epizode suteiksim šiek tiek atsakymų ne tik apie laktato testą, bet ir pamatysim, kokioje mes esame stadijoje. Taigi, jeigu norit sužinoti apie tai pirmieji, užsiprenumeruokit kanalą, palaikinkit. Taip, nes iš tikrųjų matom, kad jūsų peržiūri daugiau negu prenumeruoja kanalą. Tai palaikykit mus, mums tai tikrai labai svarbu. Spauskit prenumeruoti ir komentuokit vėl. Turit klausimų, rašykit, atsakysim. Ate.